Apmąstydamas Evangeliją, nepamiršk įjungti savo vaizduotę, labai pagelbsti. O grįžtant prie apmąstymo, pagalvokime apie tuos 9 žmonės, kurie ėjo toliau. Galbūt mes esame kartais kaip jie, kaip tie 9. Prašome tik to, kas matoma, kad pasisektų, kad skauduliai praeitų, kad gyvenimas būtų lengvesnis. Ir tęsiam tą kelionę. Ir kai tai gauname, esame patenkinti, einame toliau. Bet Jėzus laukia, kol sugrįšime. Ne todėl, kad jam reikia mūsų dėkingumo, ne. Bet todėl, kad kai sugrįžtame pas Jėzų, gimsta tikrasis ryšys. Tikėjimas nėra tik prašymas. Tai yra sugrįžimas. Sugrįžimas pas tą, kuris ne tik gydo kūną, bet tą, kuris gelbsti visą tave. Tavo tikėjimas tave išgelbėjo, skaitome Evangelijoje. Ir tegul šie žodžiai lydi mūsų šiandien. Leisk Jėzui ne tik išgydyti tavo kūną, bet ir širdį. Visą tave. Leisk jam likti su tavimi ir būti tavo gyvenimo dalimi. Gero apmąstymo, įjunk vaizduotę ir palaimintos dienos.